Sveikučiai visi. Taigi ką, mes vėl Minecrafto išlikime ir dabar aš truputėlį žudau skeletus, kad pasikelčiau lygį ir galėčiau užsienčantinti kokį lanką arba pickaxe, nes man reikėtų iš tikrųjų sėkmės pickaxo, kritiklio, ir tiesiog reikia tai padaryti. Tai dabar vienas yra žiauriai prastas dalykas padarytas naujose Minecrafto versijose, kad vienam blokė gali būti tik 24 monstrai. Tai ar jūs sutinkate, kad aš galėčiau pasidaryti kokį 150, nes aš dabar, pavyzdžiui, negaliu tiesiog palikti ir nueiti kažkur, o turiu kraut, tiesiog turiu jį atsirandinėti ir turiu nužudinėti, kai jau būna 20, tai labai nervuoja. Tai jeigu sutinkate, tai parašykit taip. Tai aš dabar pasikelsiu lygiai ir susitiksim namuose. Tai va, dabar užsikirėsim keletą lankų. Davė man skeletai daug lankų, tai aš visus įdėjau ir gavau tiesiog naujus lankus, tai dabar pabandysim juos susikirėti. Ir gaunam Power 4, wow, iškart pasimėm, wow, šitas lankis tikrai neblogas. Ugnis, neįsinaudojimas ir Power 4, žodžiu, gale 4. Punch 1, čia tai labai prastas. Flame. Ar mes turim flame? Mes turim flame. Ar aš norėčiau naudoti lygį? Ne, gal nelabai. Tai pabandom Infinity, gerai, rizikuojam. Unbreaking 3, labai puiku. Tai gausime labai gerą lanką. Iškart bėgam jį susidėti. Iš tikrųjų gaila, kad tiesiog levelio trūko pickaxui truputėlį užkerėti, nes tikrai norėčiau gauti sėkmės pickaxą. Tai galim iš karto lapį pasidėti štai čia ir šitus iškart galim du sudėti ir gaunam žiauriai gerą lanką. Nesinaudojimas strėlių, nesulaužomumas, ugnis, jeigu neklystu, flame. Jo, kažkas panašaus ir gale 4. Tiesiog gali dar reikėtų truputėlį padidinti iki 5 ir būtų tobulas. Tai užsivadinam jį, nežinau, tiesiog lankas turbūt. Lietuviškai gražiai. Ir reikia pasimti strėlę, o aš strėlę turiu tikrai. Va, pasimti strėlę, šitus lankus. O, mes čia dar daugiau lankų turėjom, tai man visgi nereikėjo lankų. Dabar šitus gal pasidėkime štai čia, šitą irgi gal pasimkime iš čia ir sudėkime štai čia. Čia visi mano kaip ir tokie dalykėliai, kuriuos galiu naudoti kaip lankai, ten visokie, žodžiu. Ir turi ugnį. Taip, jis turi ugnį, tai tas yra žiauriai gerai. Ir dabar norėčiau iš tikro pabandyti kokios karvės. Jeigu gaučiau degančią mėsą, būtų žiauriai puiku. Taigi čia kokia viena. O, deganti mėsa. Labai puiku. Tada nereikės jų kepti. Tai va taip ateisi, uždegi porą. Taip va, paprastai pašaudai. Jų pamažinti čia. Aha, dabar truputėlį jūsų pamažinsim, po to susirinksim dropą. Nereikia kepti čia. Visas įžudžiau, 2 palikau, gerai, o dar 4 palikau. Gavau netyčia, kad visas įžudžiau, čia biškai kai pradėjau jas visas žudyti, tai net iš tikrųjų įsigandau. Tai gerai, šio epizodo tikslas buvo ne tik iš tikrųjų užsikerėti ir mes dar turime vieną dalyką atlikti, na tiksliau gal ne vieną, gal daugiau. Tai tuoj susitiksim, aš jam pasiruošiu. Taigi mes esam šiek tiek naujesniai vietoj, negu visada susitinkam. Ir šita vieta iš tikro bus užslėpta, jūs jos niekada nebandysite, kaip aš ją einu ir panašiai. Nes ir aš čia toks noriu padaryti tokį dalyką, kad jūs turėsit rasti įėjimą į šitą dalyką, tai jo. Ir mano patisiuntimas bus, manau, 30-ajame epizode, taipogi ir shaderių pavadinimas, nes labai daug kas klausė. Ir truputėlį aš čia prasimaninsiu vietos. Tai iškart klausimas jums kyla, ką galbūt aš veiksiu šitoje namo dalyje paslėptoje. Tai tiesiog statysiu visokius mechanizmus, visokias fermas ir visą kitą naudingą dalyką, kurį mes statysime savo išlikimo serijose. Nes aš noriu turėti tokią kaip ir skirtingą vietą tam visam reikalui ir tiesiog, kad įėjus jausus, kad čia tikrai yra mechanizmų ir tiesiog jo. Tai šita vieta yra tikrai nelabai užslėpta, ją galima rasti tikrai ganėtinai lengvai. Tai jeigu jūs turėtumėt pamatyti tikrai, tai jeigu pamatysit, tai rasit tikrai labai lengvai. Na čia aišku, kas be ko. Tai mes pasistatėm tokią vietelę, tiksliau gal įskirtom. Ir dabar aš norėčiau pradėti statyti savo fermą. Tai aš dabar nusinešiu visus blokus, pasimsiu pistonų, pasimsiu hoperių, pasimsiu dispenserių ir pasistatysim viščiukų fermą. Nes viščiukų fermą aš išgrioviau, nes tiesiog
Ji buvo ten urve kažkur ir tiesiog aš tą urvą, kaip ir sakant, uždariau, nes nebegyvenu, tai teks pasistatyti naują. Taigi grįšim už sekundės. Tai jo, pirmą, ką mes darysim, tai aišku, kas be ko, kad dar truputėlį skirsim vietos. Na, kad vietos tikrai mums užtektų ir nereikėtų jos tiesiog didint. Nežinau, tiesiog, kad po to nereikėtų iškirsti keletą blokų, nes truks ir tiesiog iškart pasidarom tokią vietą, kurios mums reikia. Tai gerai, pirmą, ką mes darysime, tai padėsim paprastą chestą štai čia. Tada mes sujungsime jį su hoperiu. Ir būtų neblogai man pasimti... Ir aš, aišku, nepasimiau slabų, tai tuoj grįšiu. Taigi, ant hoperio padedame keletą arba vieną slabą ir padedam dispenserį. Na, tiksliau, 2 dispenserius, tai dėsime labai paprastai, pasidėdam bloką, kuris bus kurį laiką tik tais, tai čia 2 dispenserius padedam. Ir tada mes sujungime šitą dispenserį su hoperiu ir už šito bloko mes padėsime dar vieną bloką štai taip. Ir po to komparatorių, tada mes padėsime čia torčą, kur tas mūsų redstone torčas, padedame vieną torčą štai čia. Tada bloką štai čia ir torčą štai čia. Na, aišku, dar reikės čia sudėti. O, netai padariau. Tai va taip va. Tiksliau, sumaišiau truputėlį ir padėkite torčą virš šito... Oi, bloką virš šito torčio. Ir padėkite redstone dulkę štai čia. Kodėl aš taip žiauriai maišiausi, neįsivaizduoju. Tai gerai. Dabar kaip visa šita sistema veiks, tai labai paprastai. Tai tiesiog apdenkite šitą vietą, kad jūsų viščiukai nepabėgtų. Ir pasimkite stone breakų, čia uždėkite. Na, aišku, jeigu norite, aš noriu, kad nepabėgtų mano viščiukai. Nežinau kaip jūs, bet aš noriu, kad nepabėgtų. Tai dabar man reikėtų dar iš tikro ir sudėti blokų štai čia, kurie atsisponins, kad nedingtų. Ir čia dar bloką būtų visai nieko iššauti vieną. Gerai, tai dabar mums reikia stiklo. Stiklo tikrai pasimiau, šitą tikrai labai gerai atsimenu. Tai mes padėkime stiklo štai čia. Taip pagal ir čia tiesiog uždėkime stone brickais. Ir turėtų žiauriai nustabiai gautis iš tikro. Tai va, gaunasi tokias dalykėlis. Na, gal dabar stiklą reikėtų Ups, netyčia nugrioviau. No. Gerai, pasimam. O kur kitas mūsų dispenseris? Dispenseris dingo. Ai ne, dispenseris čia. Tai padedam dispenserį, įdedam lavos, aš jau buvau įdėjęs, net užsimiršau. Ir padedam stiklą. Tai dabar iš šito dispenserio šaudys visus kiaušinius, o iš šito lava. Ir kai ant lavos užeis viščiukai, tai jau užsidegs ir duos mums keptą mėsą ir tai bus žiauriai gerai. Tai kaip šitas visas dalykas veikia, tai labai paprastai. Tiesiog kaip gauna itemą dispenseris, komparatorius duoda signalą ir taip viskas suveikia labai paprastai. Tai vat, galit pažiūrėti. Įmetam va ten itemą, nepasikiu. Ir jį turėtų išmesti štai čia. Jis turėtų įsidurti štai čia kažkodėl, bet jis neatsiduria, tai reiškia kažkur yra labai didelė problema. Aha, taigi visgi padėjau ne to vietoje redstone, man atrodo. Nes jokio kito varianto aš nerandu. Tai gerai, dabar mes pabandysim šitą sistemą ir pažiūrėsim, ar jinai veikia. Turėtų veikti pagal mane. Susistakinai. Gerai, įmetam bloką ir taip išmeta bloką ir mes gauname stone bricką. Tai žiauriai nice. Tai reiškia, kai viščiukai padės čia kiaušinius, jie tiesiog išmes ir palaukit, aš pabandysiu daugiau blokų įbest. Ir matot, lava padeda greitai. Ir užsidega didžiuliai viščiukai ir būna žiauriai gerai. Dabar mums reikia uždengti šią patalpą ir vat. Taigi, jo. Gal ir trumpas epizodas labai išėjo, nes labai daug laiko gaišau prie šitos visos vietos ir nenoriu labai ilgai filmuoti, nes labai tai daug užima. Bet jo. Tiesiog daug laiko dirbau prie šio epizodo, tai būčiau žiauriai dėkingas, jeigu paspaustumėt patinka mygtuką. Ir susitiksime kitai kartą statysimės daugiau mechanizmų šioje vietoje. Reikia pasistatyti daug dalykų, kurių mes dar neturime. Taigi, iki kitų kartų. Ciao.